Tai jeigu kalbėti apie organizaciją, pasirinkimo yra jinai aukščiausiam lygiai, 10 balų sistemai 10 balų. Aišku, jeigu kalbėti apie mūsų, kaip mums sekėsi įgyvendinti savo planus, tai turbūt nebus 10 balų. Visada tos trūksta vienos nakties, bet mums galbūt neprašalė dar ir savaitėlę padirbėti kai kuriais kitais klausimais, taktikos ypač. Na, bet šiaip žaidimas mūsų gerėjo, taip kad esu patenkintas per tą laiką, ką mes galėjom padaryti, padarėm. Galvoju, nemažai. Iškiai problema yra, kad nepilnoj formai, ne visai sveika grįžo iš Turkijos Marina Solopova ir jos nugaros problemos neleidžia jas suvokti rinktinę šiais metais, tai yra mums didžiulis nuostolis. Ir ta pozicija ir jos žaidimas mums yra labai aktualus dalykas. Na ir buvom apsistojęs 12 žaidėjų ir tuo momentu atsinaujino Gretos Šnekaitės trauma, peties trauma. Irgi truputėlį mus pakoregavo planus, na ir taip pat. Na, nepaisant šito nuostolio, galvoju, kad viskas rinktinė yra pasiruošusi žaisti. Be abejo, tą savaitę dar mums būtų neprošalė. Na, aš nežinau, aš labai daug ką nors kalbėti nenoriu. Mes žaidėm, čia matėt visi, žiūrėjote, televiziją rodė, reiškia internetas, taip kad daugiau kažką tai kalbėti yra beprasmiškai, turbūt prasideda Europos čempionatas ir ten mes tada daugiau galima bus kažką kalbėti apie žaidimą, apie visą kitą. Na, aš labai pritariu treneriui, mes, kadangi esam jauna komanda ir mes labai gerai ir sutarėm ir iš aikštelės ribose, taip kad mums ir lengviau kartu susižaisti, bet tam, kaip treneris sakė, reikia dar šiek tiek laiko, bet pažiūrėsim, kaip bus Europos čempionate. Kartelę reikia visą laiką kelti aukštyn ir negalima ją leisti žemyn kažkur. Tai nesvarbu, ar jauna komanda, ar ne jauna komanda. Tikrai tokios jaunos komandos galbūt dar niekad nebuvo. O tegu jos žino, kad visą laiką yra šitas kardas iš galvos. Aš tai laikyčiau pirmoje eilėje Rusiją. Gerai sukomplektuota komanda, ten nežinau, ten ta amerikietė jie turi, jinai traumavosi, grįž, negrįž, aišku, rašo, kad negrįž. Grįžo, Prince. Tai va, tai šita komanda yra šiandieną 2 galvom aukštesnė už visas, nežiūrint į tai, kad Prancūzijos yra stipri komanda ir žaidžia namuose. Na, Ispanijos irgi nesusikomplektavo tą, ką jūs galėtų atsivežti. Gal irgi ten kokie Lytautas jungtų, bet neturiu tokių duomenų. Aš tai vienareikšmiškai sakau, Rusijos rinktinė yra šiandien pati stipriausia.